Kaip jūs pati savo galimybės vertinate? Aš pati savo galimybės, kaip per taip metai su truputėliu būdama, reiškia, tarybos narė, padariau ryškų šuolį ir aš pasižiūrėjau, lyginant, kokie buvo. Mario apygarda yra pati sunkiausia, nes tai yra tradiciškai rusakalbė. Ir pasižiūrėkit tendenciją, balsuoju už Boreikiną, reiškia, jinai nėra nei tarybos narė, nei kažkokių darbų padariusi. Bet tai turi rusišką pavardę ir dabar yra darbo partija, reiškia, kaip sakant, populiarumo viršūniai. Tai dar kartą rodo, kad žmogų renka ne pagal įdirbį, bet pagal partijos tuo metu populiarumą, reitingą ir pagal pavardę. Jeigu aš būčiau Petrova, aš manau, aš tikrai būčiau antram ture, net nebejoju. Ir be abejo, man, reiškia, aš tikrai nuoširdžiai dirbau klaipėdiečiams ir tie, kurie manim patikėjo, esu labai dėkinga ir dirbsiu toliau, bet tai dar kartą parodo, kad, reiškia, nėra mūsų matyti. Mes kaip partija turim būti labiau matoma, neužtenka vien manęs kaip lyderio. Ir tuo labiau, kad aš tik metai kaip lyderis esu. Ir skyriaus, ir taip ryški kaip tarybos narė. Dirbant ir kritikuojant, ir valdančiai daug.